Va, matai, koks žmogus, va, gražuolis, matai, gražuolis. Gražuolis. Šitas gražuolis iš manęs pastoviai prašinėjo cigarečių vasaros gatvėj. Mes susipažinom kažkur Liepos mėnesį, žinai. Jo, Liepos mėnesį susipažinom, nes kai antrą kartą gulėjau buvo baltarusas. Baltarusas buvo čestnai žmogus, žinai, čestnas žmogus, sąžiningas žmogus. Nė centų iš manęs neprašė. O va tasai, blėt, praėjo ten mėnuo, praėjo, žinai, 25 dienos. Ne 20, nu karočią, praėjo mėnuo, žinai, aš su juo susitikau tom dienos stacionare. Tai jis iš manęs pastoviai cigarečių prašinėdavo. Galiausiai parašė, žodžiu, aš tuo metu, kai gulėjau vasaros gatvėj, mama man patarė susiplanuoti susitikimą, žodžiu. Mama man patarė susiplanuoti susitikimą, sako, važiuosi cigarų ar ten cigarečių pirkt. Tai supranti, apskritai, jeigu tu nori, blėt, kompanijoje leisti laiką su draugais, jeigu tu nori kompanijoje, nepykit, blėt, aš neįgalus, jeigu jums sunku manęs klausyt. Jeigu tu nori leisti laiką kompanijoje su draugais, žinai, tai turi būti pasiruošęs, kad tave gali tiesiog apgaut. Žinai, tave gali tiesiog apgaut. Paprasčiausiai jisai stovi, nieko nedaro, rūko cigaretės, ima cigaretės iš tavęs. Ir kas įdomu, tokie žmonės, toks jaunimas, jis visiškai su nieko nešneka. Jis tiesiog iš tavęs prašo, duok dar, duok dar, duok dar. Duok. Ir galiausiai išeina tiesiog. Ir pabėga nuo tavęs. Tai apipis tave, žinai, ir vat jis iš karto, žinai, parašė, čia turbūt mano mama, ar kas, žinai, jo paprašė. Blėt, kas čia? Tai jo, matai. Žiūrėk, matai? Sveikas, gal turi 40 eurų paskolinti? Čiuošk nahui, idiotė, apiplėšiniai žmonės. Tai va, matai. Va, matai, va šitas, va. Gražuolis. Taip, čia duomenų apsauga, tai aš nežinau, ką daryti. Duomenų apsauga pas mane kompas neveikia, filmuoja taip, kaip galiu. Nesvarbu, koks jo vardas, tokių kaip jis buvo pilnas Vilniaus miestas, žinai. Tai va, apskritai, kaip jis gali kažką būti su tavim kompanijoje, kaip jis tau gali, žinai, jis tiesiog norės iš tavęs ims iš tavęs, nieko nedarys, žinai, ims iš tavęs, viską ims, nieko nedarys, tu liksi be pinigų ir svarbiausia, tu liksi be laiko. Tu liksi ir be draugų, ir be pinigus iš tavęs ims, žinai, cigaretės, pinigus, vis skolinsis. Va, blėt, Alfonsas, žinai, ką aš galiu pasakyti, Alfonsas, man kažko, blėt, užsikirto smegeninė. Kai jį nufilmavau, užsikirto smegeninė, žinai. Jis tiesiog ims iš tavęs pinigus, ims cigaretės, visko skolinsis. Ir aišku, jis tau nieko visiškai negražins, jis tau negražins nė cento. Bet svarbiausia tai, kad tu su juo visiškai niekur, kaip pasakius, jis tau nesudarys jokio įspūdžio. Jis tau neduos visiškai jokio gero įspūdžio, niekur jisai su tavim neis, tiesiog ims iš tavęs pinigus, ims iš tavęs cigaretės, visiškai nieko nedarys, sėdės vietoj, žinai. Va toks jaunimas dabar. Va toks jaunimas, žinai, buvo ilgą laiką. Daug tokių jaunuolių buvo vienu metu, labai daug tokių jaunuolių, kurie, žinai, tokie, gražus, bet kai reikia kažkur nueiti, ar, žinai, nori susitikti, iš tavęs tik tai viską įima, sau, nieko negražina ir rašo, aš neturiu pinigų, gražinsiu vėliau, pavyzdžiui, žinai. Bet, pavyzdžiui, Mindaugas Domkus, užimtumo tarnyba, su juo tikrai galima pasilinksminti. Su juo yra įdomu, o su tokiu kaip tas Daugirdas, jis nieko nedaro, jis stovi, prašo, sėdi vietoj, nieko nedaro, nieko nešneka, nieko neveikia.
ateina naktis, išeina, grįžta namo, pažada tau gražinti pinigus, apipisa tave, nieko negražina, tik tai savo viską ima, nieko nedaro, nieko neveikia. Ir esmė, kad su tokiais yra visiškai nelinksma, supranti. Jie gražus pažiūrėti, bet, blet, kai reikia, supranti, jie tave tiesiog apgaus ir tu liksi be pinigų. Svarbiausia tai, kad tu liksi be pinigų, jie tave labai lengvai apgaus. Ir visų pirma, tai jis tave apgaus, tu liksi be nieko ir su sugadinta nuotaika. Tai va galiu parodyti, matai? Blet, ir vėl šitą reikia reguliuoti. Matai? Va, matai? Sveikas, gal 40 eurų turi paskolinti. Tai va, matai, blet. Vat, supranti, jis iš tavęs gal ne 40 eurų paims. Jis iš tavęs 1000 eurų paims. Paprašys pervesti sąskaitą. O, ką žinau, tu sėdi, nieko nedaro, nieko neveikia, pinigus ima, prašo. Gražuolis, blet, Alfonsas. Nieko su juo tu, blet, nenuveiksis, tau jokios naudos, iš jo, blet, visiškai nieko, blet, jokios emocijos, jokios naudos. Sėdi ir sėdi, prašo, blet. Cigarečius iš manęs gal pakelį paprašė ir negražino. Tai, blet, tu pidarė, nahu, Daugirdai. Tu man, blet, jau skolingas kelis eurus. O dar, blet, nori, kad aš tau, blet, 40 eurų paskolinčiau. Tai jis, blet, iš manęs 1000 pasiskolins ir nupizdins. Ir sakys, blet, aš nieko nežinau, blet, aš iš jo nesiskolinu. Va, blet, įrodymas, kad jisai tikrai yra apgavikas, va, matot? Blet, čia vėl šitą reikia sukinėti. Matot, va, įrodymas, kad jis yra apgavikas. Pasižiūrėkit, va, matot. Įrodymas, kad jis yra apgavikas. Sveikas, gal 40 eurų turi paskolinti. Va, blet, čia įrodymas, kad jis yra apgavikas. Jam svarbiausia yra nieko neveikt ir gauti pinigus. Ir iš viso su tavim net susitikti nenori. Arba nori susitikti tik tam, kad tu jam duotum pinigų, pavalgyti ir viskas. Bet su juo jokios naudos.